pirmas aspektas yra tas gausos jausmo patyrimas, kad žmogus, kuris yra dėkingas, jis tarsi gyvena gausoje, nu, yra turtingas nematerialia prasme. Jis jaučiasi, kad yra visko daug, visko užtenka ir toks daugiau kaip, ar ne, kaip tarsi požiūris. Antras aspektas, kad toks žmogus labiau įvertina kasdienius malonumus. Tokius įprastus, kaip ten kavos puodelį, kažkokią vat saulę už lango ar kažkokį įprastą malonumą, karštą vonią ar tai, kas tiesiog gal yra žmonėm įprasta, bet kiti galbūt nevertina. Tai va dėkingi žmonės labiau atkreipia dėmesį į įprastus malonumus. Ir trečias aspektas, kad natūraliai dėkingi žmonės labiau pastebi kito žmogaus pastangas mums padėti. Tai gali būti mūsų artimieji, bendradarbiai, kažkokie, nežinau, tėvai, vaikai, kaimynai. Tai reiškiasi, kad dėkingas žmogus labiau mąsto, kad, nu va, aš tiek daug pasiekiau, nes yra aplinkinių kitų žmonių pagalba ir aš esu dėkingas tiem žmonėm, kurie mane išmokė. Tai čia gal labiau apibrėžiau vat to dėkingo žmogaus, kaip pasižyminčio dėkingumu kaip asmenybės bruožų tas savybes.